Visi, su jumis gyvenimo būdo laida Gyvenimas tai karuselė. Šiandieną turėtume paminėti vieną iš svarbesnių dienų šio gražaus rajono žmonėm. Tai Guodos Butrimavičiūtės 22 gimtadienis, kurio proga jai buvo surengta neeilinė staigmena, aišku, jai nežinant to. Ir jai staigmeną paruošė patys didžiausi šio kvartalo vyrai, kurie niekad neragavę daržovių vienų viską ir sugalvoja tau padaryti vegetariškas salotas. Sveiki visi, sveiki susirinkę į mūsų kulinarinę laidą pas Ernį sode. Ir šiandien, kadangi ir tokia proga neeilinė, Guodos gimtadienis, taigi Guodai nusprendėm padaryti vegetarišką mišrainę. Ir tos mišrainės receptas bus kaip ir receptas gyvenimui. 22 metam. 22. Taigi, kimbam prie darbo, einam, pasikasim daržovių kaip ir tikam. Einam iki mano daržo. Šiaip jau ruduo kaip ir nelabai derliaus ir, bet aš dar pasistengiau su gerais nitratais ir trašom. Galima dar ras kai kurių. Pasikas daržovių. Iš tikrųjų, bandyk šitoj vietoj. Iš tikrųjų daržovių šitų galite rasti kiekvienas pas save sodį. Kiekvienas, kuris ką nors pasisodina. Pas močiutę bent jau sodį. Bandyk čia, gal kažkas bus. Opa, prašau. Oho. Tai galite rasti pas save kiekvieną sodę. Čia dar kažkoks mišiukas. Pakas giliau, gal dar ką nors rasi. Laukti reikia būtinai. Viskas ekologiška. Viskas ekologiška. Ką dar radai? O! Ir tai galite rasti pas save sodę. Viską. O, dar ir kažko tai. Oho. O, čia, bliai. Čia galime rankom, iš tikrųjų, nebijokit įsipurvint, bus viskas nuplauta. Lygtis ir baigiame. Iškasėm užkas, kitais metais tą patį rasim. Taigi galim kibti darbą. Taigi galime kibti darbą. Pirmiausia, reikia švaraus indo. Vieno švaraus indo. Dedame į ant stalo. Toliau pristatome visus, ko reikės ingredientus. Šiek tiek kivi. Taip, kivi, kad gyvenimas klostytųsi taip, kaip klostėsi. Ir į gerą pusę tik tai. Šiaip kivi, zulų gentys simbolizuoja naujus iššūkius. Tai linkim, kad 22 metai būtų su daug naujų iššūkių, aišku, gerų. Tai kivi dėsim ir tikrai nemažai tau. Toliau reiks pomidoro. Raudono ir geltono. Raudonas, tai kad gyvenime daug meilės būtų. Ne. Taip, o geltonas pomidoras, kad gyvenime būtų daug saulės. Aha. Toliau. Šlakelis kopūsto. Niekam nepakenkė. Niekam nepakenkė. Prasivalyt žarnas. Apelsinas šičiut, tokio rūgštelės. Gyvenimui vis tiek reikia, nes kaip per saldu, tai jau irgi lievai. Obuolys sveikatos simbolis. Svogūnas tai tipo juoko ašarų daug ir šiaip sveikatos prie obuolio prisideda. Paprika, kad gyvenimas nebūtų aitrus, kaip paprika. Česnakas, kad iš burnos gerai kvepėtų. Kiekvieną kartą. Bananas simbolizuoja tebūnie ilgą tavo gyvenimą. Galiai ilgesnį paimti. Morka, kad, regėjimas geras būtų žiauriai. Jų reikės net keletą. Ir sausi pusryčiai. Kad ir rytas jų yra daug, tai kad rytas viską pasaulyje surinktum, kas geriausia. Citrina. Ir kriaušė. Citrina ir kriaušė, tai citrina, kad gyvenime, jeigu būtų kartais per saldu, tai tiesiog, kad ir rūgštelės būtų, o kriaušė, tai kaip kriaušė. Jinai tinka visur. Kriaušė, tai kad negautum kriaušė. Kriaušė. Tai va, ką, pradedam kibti prie darbo. Reiks padažų. Ai, jo. Tokių ir tokių. Ir
šlakelio drebučių. Kad viskas būtų... Imam kibirą ir kas ką darom tada. Taip, tada pradedam nuo banano. Kad ilgas gyvenimas būtų. Taip, bananą, palaukit. Reikia tiesiog daržovėm pjaustimo lentutė. Čia skirta daržovėm, būtent daržovėm ir vaisiams skirtos lemputės. Todėl dedame ją čianai ir imame bananą. Bananą kuo smulkiau. Kaip delimano eina. Kai delimano peiliai yra labai geri. Gana, gerai. Su žievė, tarp kitko, nes žievėje yra daug to vitamino skaitomo. Taip, toliau imame morką. Morka, kad regėjimas būtų geras. Morka. Ir morką tiesiog reikia ją nulupti. Nebijokit, paimkit šitokį įrankį ir tiesiog galit net viską kartu į kibirą. Va, o. Pūk, nulupam, lupinės labai gerai. O, labai graži morka. Pūk, ir tarp kitko reikia irgi ją, patraukiam kibirą, susmulkinti. O, viską dedame vėl į tą patį ir biškį galime morką su pamišyti. Rankom, nebijot, švariom rankom savo pamišyti. Čia nieko baisaus. Taip. Toliau, obolys simbolizuoja... Taigi sakėm. Obolį. Kadangi obolys, reik čiučiut šitam visam obolių sulčių. Su, aišku, visom žievėm. Nes žieviai daugiausiai vitaminų. Taip, imame citriną. Į citrinos reikia įspausti sulčių. Palaukit, nebijokit paspausti. O, pragrėžia. Ir spaudžiam nuo rankos, kaip per Oliverį rodo. Spaudžiam ir kadangi žieviai daugiausiai vitaminų, metam ir žievę. Sučiaskavuoti reikia, reikia kivį. Tiesiog paėmė ir va taip va gražiai. Kampučiai. Va taip va. Kivį reikia pasirinkti kuo kietesnį. Ir tokiais taip jos, tokiais gabalais. Tokiais gabalais. Kaip sako kaimiškai. Ir nebijoti mesnė. Tai va. Toliau. Prieskonių dar nereikia? Prieskonių nereikia. Paimame apelsiną. Jo, apelsiną. Ir tiesiog jį pakarpom. Žievelės. Reikia žievelės. Tik tai žievelės. O, pakarpom. Matos, aišku. Žievelės pakarpom. Viskas vyksta greitai. Sulčių dėsim šitų? Ne, jau yra. Ne, taip, tiesiog, net ir jeigu matot, kiti žmonės paprasčiausiai paimti žirklės ir tiesiog taip apelsiną nusilupti. Greičiau negu su rankom gaunasi, o? Svogūnas. Svogūną reikia čiųjų, reikia dviem pjaust. Aš pamaišysiu. Tu pamaišyt. O svogūną reikia pjauti su tokiu, nes jis yra labai didelis. Todėl prašom Ernestai, prilaikom. Tik ne per pirštus, aišku. O. Svogūnas per pusę. Reikia, va, dar. O. Čia jau, o. O. Viskas. Ir visą svogūną tiesiog metame čianai. Toliau papriką pjausit irgi visi mokate, ne? Pasiemi tiesiog peilį delimanų ir 4 dalis. Visą į 4 dalis. Čia turbūt bus normaliai. Čia klausimų nėra. Klausimų atsakymų irgi. Pamaišyk. Ingredientas. Česnaką. Česnaką reikia suspausti. Česnakas suspaustas. Kriaušė. Per mažai česnako. Suspaus česnako. Gerai, padažų. Dabar delimano padažai. Duok čia. Biškį ant pitelnių. Ir viską labai gerai išmaišykite. Taip. Kopūstas. Kopūstas ir kriaušė. Galima sakyti, viską pjaustome stambiai, nes viskas susimaišys su vienu prietaisu,
namų kombainų. Kurį aš tuo atnešiu. Viskas namų kombainų. Kol Ernestas norėjo paimti kombainą, aš viską pabandysiu greitai supjaustyti. Esmė žinot, ne? Kopūstas. Irgi. O, kopūstas. O, tokiais va gabaliukais viską dedam. Ir tiesiog reikia ant galo uždėti šitų spiručių. Šiek tiek spiručių. Ir dabar viską reikia gerai išmišyti. Rankom. Pradžiai rankom. Todėl aš biškį dabar atsiprašysiu. Gerai, Galime jungt kombainą. Iš tikro jungt kombainą ir viską maišyti. Svarbiausia švarios rankos. Jo. Kombainas. Ir viską labai gerai išmaišome. Nebijokit, virtuvėj nieko blogo nepasidarys. Tai va, viską išmaišėme ir nešame jį vėl atgal prie stalo. Ir dabar svarbiausias ingredientas – drebučiai. Drebučių nepagailėkite. Pilkite drebučių daug. Taigi, Drebučiai. Šlakelis drebučio. Drebučio. Ir viską gerai pakaitiname. Sutarta? 10 minučių. Palaukit, nesiseka. 10 minučių. Viskas dega, todėl reikia dar drebučių. Vienu žodžiu dega, todėl pafilmuok kaip dega, pafilmuok kaip kaista ir girdi. Tai va, kol viskas dega, galima dar, kol dega, pripilti kečupą. Tai viskas labiau suaitrės. Nebijoti, nieko nebijoti. Dega, tegu dega. Matot, matosi? Kol dega drebučiai, galima čiučiut ir... Užgesikė. Kokiu benzinu? Greičiau, nes senka. Lietį užpiso, pūro. Su gimtadieniu guoda! Linksmų 22 metų. Einam pažiūrėti mišrainį.